7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, sporto žurnalistas ir komentatorius Jonas Lekšas vėl jūsų ekranuose. Grįžtu iš atostogų, ir dabar jau dirbsim normaliai, kadangi prasideda pats smagumas. Šią savaitę užsidaro LKL, reguliarusis sezonas, prasidės atkrintamosios. Ir šią savaitę didžiausias dėmesys krypsta į vidurio rytus. Abu Dabyje vyks Eurolygos finalo ketvirtas, ten viskas užsidarys. Tad pradedu turbūt nuo LKL, vienų rungtynių, paskutinis mačas reguliariajame sezone, kur labai daug spręsis dalykų. 7bet Lietkabelis namuose priėmė Utenos komandą ir čia gali būti savotiškas apšilimas prieš atkrintamasias. Uteniškiai realiai gali savo pasirinkti varžovą ketvirtfinalyje, kadangi pralaimėję jie Panevėžiečiams atiduotų užtikrintų 7bet Lietkabeliui trečią vietą ir būtent atkrintamosiose šie du klubai vėl susitiktų, kaip pastaraisiais metais buvę eilę kartų jau. Ir manau, kad būtent tokią seriją ir matysime. 7bet Lietkabelis atrodė jau vienu metu buvo nužudytas ir palaidojęs trečiosios vietos viltis, tačiau Jonavos komanda susimovė. Vilkai irgi buvo šone ir Nenodo Čanako sistema veikia eilę metų paeiliui. Manau, kad antradienį jie visus reikalus susitvarkys su uteniškiais ganėtinai užtikrintai. Nebus tai rezultatyvus mačas, kadangi susitinka turbūt dvi nuobodžiausią krepšinį šiemet demonstruojančios Lietuvoje komandos ir manau, kad Lietkabelis iškovos pergalę 5-8 taškų persvarą ir reguliariajame sezone finišuos trečia. Po šitų LKL rungtynių laukia iš antradienio į trečiadienio naktį vakarų konferencijos finalo startas. Oklahomos Thunder įveikė galiausiai Denverio Nuggets 7-osiose rungtynėse. Nikola Jokičius priverstas kapituliuoti ir pradėjo galvoti jau apie nealkoholinį alų. Tik po to spręs, ką daryti vasarą, bet Thunder turėjo tikrai pavargti, kad jį patektų į finalą, nors reguliariajame sezone dominavo, tai yra geriausia reguliariojo sezono komanda. Jauna sudėtis ir bus labai įdomi serija su Minnesotos Timberwolves, kuri Karlą Anthony Townsą vasarą išmainė Juliusą Randlą ir tai pasiteisino abiems komandoms. Knicksai yra rytų konferencijos finale, Timberwolves vakaruose pasiekė vėl finalą antrus metus paeiliui ir viskas suklis žinoma apie Anthony Edwardsą ir Shai Gilgeous-Alexanderio mikro dvikovą. Galvoju, kad daugiau pagalbininkų vis tiek turi kanadietis, tikrai labai gera sukomplektuota, dar vis jauna komanda, kuriai trūksta, atrodo, snaiperio ir kažkoks pažeidžiamumas dėl patirties trūkumo yra, o Timberwolves po praeito sezono bandys pasiekti, dėti tą lemą žingsnį link finalo, bet manau, kad finalo serijos starte sėkmingiau pradės Oklahomos komanda, kuri ir žais namuose, bet kaip ir sakau, laukia super intriguojanti serija ir pirmosios rungtynės dar tik tai startas. Penktadienis ir Eurolygos finalo ketvirtas, žinoma, laukiamiausias savaitės įvykis ir jau pirmasis pusfinalio susitikimas, tikras desertas. Šarūnas Jasikevičius prieš Erginą Tamaną, Stambulo Fenerbahče prieš Atėnų Panathinaikos. Abu kartus šį sezoną Pavo įveikė Fenerį, tačiau tie mačai buvo atkaklus. Tamanas apskritai pastarosiuose šešiuose mačiuose paeiliui įveikė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas komandas. Tai yra iškalbingas faktas, bet jeigu lyginant su praeitais sezonais Atamano retorika ir šiemet jaučiasi, kad turkas nesijaučia saugus, nesijaučia užtikrintas ir nebe taip skambiai kalba apie Panathinaikos šansus laimėti Abu Dabyje dar vieną Eurolygos titulą ir aš manau, kad pribrendo laikas Šarūnui Jasikevičiui įveikti Erginą Tamaną, dėti dar tą vieną žingsnį arčiau išsvajoto Eurolygos titulo. Veido Boldvino laukiu labai sėkmingų rungtynių, turėtų įvykti kerštas už praėjusią sezoną, kuomet Tel Avivo Makabis patyrė traumą ketvirtfinalio serijoje ir galiausiai Makabis 5 rungtynių serijoje nepasiekė finalo ketvirto. Didelis faktorius bus, ar Matijasas Lesoras žengs į aikštelę, bet jeigu ir žengs, klausimas, kokia jo bus sportinė forma, bet žinoma, Feneriui sunku tvarkyti su tokio kalibro vidurio puolėjais, yra visą sezoną, su Šanlytu čia nepastovėsi. Visgi prognozuoju pergalę Šarūnui Jasikevičiui dramatiškoje kovoje 3-5 taškų persvarą. Kitas pusfinalio susitikimas Monakas prieš Olympiakos ir taip žiūrint ant popieriaus, jeigu Monakui pavyktų laimėti Eurolygos titulą, čia būtų staigmena, visos kitos komandos daugiau mažiau galimybės panašias, bet čia yra finalo ketvirtas, čia yra viskas apie vienerias rungtynes, sužais 2 mačius ir tu esi karalius. Vasilis Panulis puikiai žino, kaip laimėti Eurolygos finalo ketvirtą, būnant ne favorito statuse, tai jis darė su Olympiakosu. Nesykį, dabar jis yra nebe žaidėjas, dabar jis yra treneris, bet žiūrint į pergalių ir pralaimėjimų balansą, Monakas iš visų 4 komandų tarpusavio susitikimuose turi geriausią 4 pergalės ir 2 pralaimėjimai, po kartą nugalėtas Pavo ir Oli ir abu kartus įveiktas Fenerbahče. Tai nemažai pasako, kad talento Monakas sužaisti 2 gerus susitikimus turi, nors Olympiakosas
jau pastaraisiais metais Olympiakos ir Monako serijos buvo įspūdingos, ten reikėjo vieną kartą ir 5 rungtynių serijos, kur Olympiakosas išsigelbėjo, tad vienas mačas sunku kažką labai daug ir prognozuoti, pažiūrėsime, kaip pavyks Olympiakoso sistemai sustabdyti Mike'ą Jamesą, kuris vis dar yra be Eurolygos titulo, Eurolygos legenda, kuriam privalo šitas, kuris nori užsidėti šitą ženklelį prie savęs, bet tai padaryti bus labai nelengva, kadangi Olympiakosas visą sezoną atrodo dirba kryptingai link to, bet vis dar galioja tas pirmosios vietos prakeiksmas, reguliariojo sezono nugalėtojai netampa Eurolygos čempionais ir aš prognozuoju staigmeną, kad Monakas įveiks prie Olympiakosą ir žengs į finalą, kurio lauks Šarūnas Jasikevičius. Apie kovą dėl 3 vietos turbūt net neverta kalbėti, nes apskritai prognozuoti, tai galbūt net neįvyks ta dvikova graikų, kurią aš matau kovoje dėl 3 vietos ir kuri būtų didžiulis nusivylimas graikų grandams, bet pabandykim pakalbėti apie potencialų finalą, kuris turbūt prieš pat finalo 4 startą atrodo mažiausiai realus, bet sakau, kad bus Fenerbahčė ir Monakas, kas jau neutraliems ir galimas būtų labai įdomu dėl sensacijos prasmės arba lietuviams dėl Šarūno Jasikevičiaus galimo triumfo. Kaip bebūtų, dar sausio mėnesį pasakiau vienoje tinklalaidėje, kad Monakas taps Eurolygos čempionais, kas atrodė sunkiai realu, bet kažkaip tikėjau Vasilijų Spanuliu, tikėjau jo procesu, kad ir kaip liūdnai atrodo iš Donato Motiejūno perspektyvų atvykus Spanuliu į Monaką, tačiau Monakas yra finalo 4, Monakas perimetre turi labai didžiulį gylį, daug talento, Mike'as Jamesas vis dar yra labai alkanas, nors Fenerbahčė dažnai pavyksta sustabdyti varžovų perimetro linijos lyderius. Galvoju, kad šitas finalo 4 priklausys Mike'ui Jamesui, dėja Šarūnas Jasikevičius liks be Eurolygos titulo, nors ir aš sirgsiu būtent už Fenerbahčę, bet kažkaip galvoju, kad atėjo laikas sensacijai, Vasilijus Spanulis taps karaliumi tiek kaip žaidėjas, tiek kaip ir treneris, kas būtų įspūdingas jo pasiekimas, o Mike'as Jamesas taps ir Eurolygos finalo 4 MVP. To aš laukiu savaitgalį, pažiūrėsime, kaip bus iš tikrųjų, pažiūrėsime, kiek stipriai prašau ir tiesiog neutraliems ir galiams reikia palinkėti gero krepšinio ir galbūt ir Šarūnas Jasikevičius galiausiai taps Eurolygos čempionu. Pažiūrėsime, pamatysime. Turbūt tiek reikalų pagrindinių šią savaitę, juos visus apžvelgiau, pažiūrėsime, kiek pataikiau, na, o jūs irgi spėkite komentaruose, kaip viskas klostysis, kaip atrodys Eurolygos finalo 4, kas jūsų favoritai. Na ir nepamirškite palaikyti tiek šitą video, tiek ir pasubscribinti mano kanalą. Iki kitų kartų.